Paskutinio šio ryto tema gimė neatsitiktinai. Visai neseniai Lietuvoje buvo siekiama naujo rekordo – didžiausios Lietuvos vaikų parašytos knygos. Padėkime augti ne tik nuvyko pasižvalgyti į neeilinį renginį, bet ir domėjosi, kodėl vaikams reikia skaityti kuo daugiau. Kuo daugiau. Lietuva daugiausiai skaitanti šalis Europoje. Turbūt ne vienam mūsų šalies gyventojų išgirdus tokį teiginį būtų malonu. Kad taip nutiktų, mums trūksta 5 minučių. Tai yra savo dabartinį skaitymo laiką kasdien pailginti 5 minutėmis. Rodos visiškai nedaug. Tačiau ar tai įmanoma? Juk Lietuva pagal knygų skaitymo rodiklius ženkliai atsilieka nuo kitų Europos šalių. Alma Litera įmonių grupė padarė skaitymo tyrimą ir rezultatai mus labai privertė sunerimti, nes kas antras Lietuvos gyventojas neskaito, skaito kas trečias vaikas, skaitymo suvokimas menkėja, teksto suvokimas, kas ketvirtas skaitytojas perskaitęs tekstą prastai jį suvokė. Tai iš tiesų verčianti sunerimti faktai. Minėto tyrimo duomenimis daugiau nei trečdalis vaikų nuo 3 iki 10 metų Lietuvoje visai neskaito. Šiai daliai mažesniųjų dar nemokančių skaityti neskaito ir tėvai. Vidutinis mūsų šalies vaikų skiriamas laikas skaitimui 22 minutės per dieną. Nepaisant to, kad 96% tėvų teigia, jog namuose turi vaikiškų knygų, o ketvirtadalis Lietuvos vaikų per pusmetį neperskaitė nė vienos knygos. Daugiausia skaitantis yra aukštą išsilavinimą turintis, gerus darbus turintis žmonės, neskaitantis. Baigė tik tai 10-metį arba vidurinę ar profesinės mokyklas. Tai dabar atvirkščiai atverskime ir pasidarykime išvadas. Kodėl tie žmonės neskaito? Arba kodėl jie nebaigė aukštųjų? Ar tik todėl, kad jie neturėjo sąlygų? Galbūt nebuvo poreikio? Galbūt jie tikrai mažai skaitė, jie neskaitė visai. O čia jau yra iš dalies ir tėvų kaltė. Nes tėvai turi išugdyti įprotį skaityti, o darželį mokyklos tik tai gilinti, lavinti. Ir neteisūs tie tėvai, kurie galvoja, kad vaikam pasamdys korepetitorių 11-12 klasiai ir vaikas įstos į aukštąją mokyklą, į universitetą, išvažiuos kažkur studijuoti ir čia Lietuvoje. Teisūs tie, kurie dar kūdikiui skaito knygutes ir jį ruošia gyvenimui. Padidinti Lietuvos piliečių skaitymo įpročius sieks didžiausia Baltijos valstybėse knygų leidybos grupė Alma Litera. Pirmasis iniciatyvos Lietuva daugiausiai skaitanti šalis Europoje žingsnis – projektas Augu skaitydamas. Juo siekiama tėvams padėti nuo mažens formuoti vaikų skaitymo įpročius. Šis projektas apims kelis etapus. Pirmojo etapo renginyje apsilankėme ir mes, kur netilo gerai visiems žinomos Neringos iš Telebimbam ir jos auklėtinių dainos. Prisidėdama prie šio gražaus projekto, Neringa taip pat negailėjo patarimų mūsų žiūrovams, kaip ugdyti mažylio skaitymo įgūdžius. Iš tikrųjų, mėlyje jauni tėveliai, jeigu norite, kad vaikutis knygą mylėtų, jeigu ją skaitytų, jeigu norėtų pats eiti prie jos, o nebūtų bausmė, kad eik į kambarį paskaityti knygą, reikia nuo pat kūdikystės tai daryti su juo. Tai, ką mes įpratiname daryti, čia tas pats, kas dantukų valymas, kaip tai bebūtų keista šita paralelė. Kambarių tvarkymas, savęs priežiūra, taip ir knygos skaitimas, tai yra pirmiausia įgūdis, įprotis, kuris nesukelia problemų tada, kada jis yra nuo pat vaikystės pamėgstas. Per koncertą vaikučiai ir tėveliai ne tik smagiai leido laiką prie scenos, bet ir siekė rekordo. Visi kartu kūrė bei iliustravo pačią didžiausią knygą. Mažiausiems skaitovams buvo išdalyti ir plakatai su knygų medžiais. Jie visą vasarą skaitys knygutes, klijuos lapelius su knygų pavadinimais, jie galės ten ir kažką dar parašyti, jeigu norės. Rudenį vėl sukviesime vaikus ir jau sodinsime medžio alėją arba medžių girią, nes tikimės, kad tikrai nemažai bus tų skaitytojų mūsų. Kuo daugiau knygų vaikas perskaitys, tuo jo knygų medis išaugs didesnis. Rudenį bus surengti daugiausiai skaitančių Lietuvos vaikų apdovanojimai. Ir tai dar ne viskas. Iki birželio mėnesio vidurio vyks vaikų knygų mėnuo. Jo metu didžiausių šalies miestų knygynuose žymų šalies žmonės vaikams skaitys ištraukas iš savo mėgstamiausių vaikystės knygų. Jeigu bus vaikui išugdytas skaitimo įprotis, jo nuo knygos neatplėšime. Pasižiūrėkime į tuos tikruosius skaitytojus. Nes knyga yra visas pasaulis, knyga tai turtingas žodynas, knyga tai yra vaizduotė, knyga tai yra kūryba. Labai daug knyga duoda.
Nebereikalo ugdyti skaitimo įgūdžius pasirinkta pradėti nuo pačių mažiausių visuomenės atstovų, nes būtent šiame amžiaus tarpsnyje formuojasi visi svarbiausi žmogaus įpročiai, kuriuos vėliau pakeisti būna sunku. Renginyje Augu skaitydama sutiktų vaikučių skaitimo įgūdžius nusprendėme patikrinti ir mes. Ir kiek laiko per dieną tu skaitai knygutę? Po pusvalandį. Pusvalandį. Valandą. Kiek mamytė paskaito ir kiek auklėtoja paskaito. Gal pusvalandį maždaug. Kokia tavo mėgstamiausia knyga? Nevykėlio dienoraštis. Ragana Lilė. Haris Poteris. Vatotas katinas. Širdis. Kodėl tu galvoji reikia skaityti? Dėl to, kad skaityti yra gerai. Kad būtum protingesniam. Turbūt įsitikinote, kad net patys mažiausiai žino, kodėl reikia skaityti ir tai daro kasdien. Mūsų tėvelių užduotis rodyti gerą pavyzdį ir išmokyti gerbti bei mylėti knygą.